Gana sunku išlikti ramiam, kai tave skaudina ar įžeidinėja. Ir šiaip niekada neatsakyk į blogį, pyktį tokiu pačiu elgesiu, keiksmu ar panašiai, ypač saviems. Tai labai sužeis ir labai pakenks. O šiaip bendraujant, jeigu tu nori išlikti solidus ir save gerbiantis ir nori, kad tave gerbtų, tai niekada nereaguok, ignoruok visus kreipinius į tave, provokavimą, žinai, kažkokiam ginčui ar pykčiui. Nes tokiu atveju liežuvis dirba greičiau negu smegenys. Laikykis visada savo žodžių. Tokia antra taisyklė labai stipri. Iš tų, kur aš noriu jums pasakyti. Visada susiimk ir išlaikyk pažadą, net pačiam savo. Trečia, jeigu tu nori būti stipri asmenybė, tu turi ryte, kai suskambo žadintuvas, keltis iš karto. Žaibiškai atsikelk, daryk mankštą, daryk visus savo įprastus dalykus. Nesivers niekada ant kitų šonų. Pasiklok lovą. Užsirašinėk šios dienos visus įsipareigojimus ir pareigas ir pradėk jas atlikinėti. Ta mobilizacija savo eigoj, dienoj tave darys labai ryžtingų žmogum. Tokiam energetika labai gerai prisitraukia, pati stipriausia ir geriausia. Tada žmogus labai stiprus ir jisai pasiekia visko. Sutežę žmonės, kurie nevaldo savo aplinkos, net savęs paties, pasmerkti. Pasmerkti neturtui, pralaimėjimams, viskam, kas nereikalinga jums.